Virginija. Papas matai ten su raudonom rankovėm ten biurą? Ne? Ne. Kas ten daro? Ir taip duotas startas kanojų dviračių plaukimui. Čia, priminsiu, dalyvauja 4 ekipažai. Kestas. Gerai varo. Laimės. 4 ekipažai. O gal ne? Tai Romas Kudirka iš Kauno. Su biura. Vytis Bančiulis, Rolandas Samuolis ir Kęstutis Bortelis iš Klaipėdos. Oi, Rolkė nepataiko. Antanas Gaigalas. Jūri Kopas išdaugtelė. Antanas Gaigalas. Rolka vėluoja. Ir iš jaunesniųjų grupės Algirdas Janauskas ir Saulis Starolis. Saulis Starolis, Panevėžietis. Žiūrėk, kaip dedam balansą. Taip, na, štai ir jau pirmieji kirto finišą, pirmieji sportininkai. Dabar dar vienas sportininkas, na kągi, čia matyt mūsų vyriausias ekipažas, štai irgi sėkmingai įveikė nuotolį. Viskas čia pas mus gerai, nors ir jau sportininkai seniai besportavę aukštam lygiai, tačiau neprarado savo įgūdžių ir sėkmingai įveikė distanciją. Dabar bus plaukimas mišrių dviračių baidarių. Štai duotas startas antrai mišrių dviračių grupė. Čia priminsiu sportininkai, kuriems už 45 metų. Vienas vyras, viena moteris. Ir pirmojo takeliu startavo Aida Viliumienė, Sigitas Bulovas. Antroji Konstantin Udovičenko, Aleksandr Čechova. Trečioji Kristina Geišienė, Gintautas Geiša. Ketvirtoji Eugenija Varkulevičienė, Romutis Višinskas. Viskas pralaimės. Sigis pralaimės. Ivanas Sokorukovas ir Liudmila Vietkovič. Nu, tai kas laimėjo? Matote, kiek plaukimas sukėlė emocijų, kaip visi atkakliai veržėsi į finišą. Na kągi, sėkmingai visi pabaigė nuotolį. Aišku, apdovanosim nugalėtojus ir prizas 3 komandos. Taip, pirmoji komanda. Sigitas Bulovas, Aida Viliumienė, Aleksandras Nazarovas. Antroji komanda Vidas Kupčinskas, Raida Normantienė, Romas Kudirka. Trečioji komanda, mano žiniom, nestartuo šiam plaukime. Vadimas Čižys, Virginija Buividienė, Algirdas Janauskas. Ketvirtoji komanda. Štai duotas startas pirmajame etapo estafetės. Jame startuoja moteris. Galiu priminti, kad pirmajame etape dalyvauja Aida Viliumienė, Raida Normantienė ir Virginija Buividienė. Štai jos atkakliai kovoja, labai lygios komandos. Kanojininkai klausosi atidžiai starterio komandos. Varykit. Būkite sąžiningi, nekirskite startų linijos. Varykit. Antra. Trečia. Taip, šiek tiek kanojininkai matyt nusprendė pagudrauti, bet pagal varžybų taisyklės mesgi negalim nesilaikyti jų. Gali būti už per ankstyvas startavimą, gali būti komanda diskvalifikuota. Tai kaip čia nuspręs finišo teisėjai, taip mes taip turėsim pasielgti. Tai antroji komanda, viena iš komandų, kurioje yra Ramūnas Šideigis, Aleksandra Čechova ir Kęstutis Bortelis, startuos sekančiame etape. Antrajame etape, tiksliau antrajame etape, tai tada jau ten bus 4 komandos. Antrajame, štai dabar jau į finišą skuba pirmojo estafečių lenktynių etapo dalyviai. Matome čia tikrai galingai baigė šį plaukimą Sigi, varyk. Sigitas Bulovas. Tiksliau Vadimas Čižys ir Sigitas Bulovas. Trečiojo finišuoja Vidas Kupčinskas. Taigi jų laikai užfiksuoti. Antrajame etape, priminsiu,
Ролька, tu estafetę praleidai. Нихуя, я даже не был записан. Man nieks nieko nesako. Ne, aš savo net negirdėjau pavardės. А кто здесь сидит и копается? Ох, на баланс. Кто здесь? Кто здесь? Сашка, ne? O, Kęstai, ja? Panevėžio. Kas irkluoja kartu su Kęstu ten? Biora, ja? Ох. Ну ему тоже накидали, видишь. Net nesuprantu, kodėl nestartavo tas kanoje. O kas turėjo startuoti šiandien? А Игорь стартует? Ну, Игорь попробует. Ну, я бы не был записан, но я не знаю. Apdovanojamas karininkas Arvydas Liauskas, vienintelis kovos kanojų vienviečių grupė 30-39 metų amžiaus. Apdovanojami baidarininkai 45-50 metų amžiaus grupėje.